Labas! Išklausyk šį trumpą video iki galo ir sužinok tau svarbią informaciją. Aš pilnai suprantu tavo situaciją, kuomet po abejotinai saugaus lytinio akto su vaikinu nerimauji dėl galimo nėštumo, nesvarbu, ar tu labai lauktum vaikelio ar ne. Tik pati žinai, kaip viskas vyko iš tiesų tą naktį, ar nesuveikė kontraceptinė priemonė, ar apsaugos priemonė iš viso nenaudojo. Tas nerimas yra tikrai nemalonus ir šlykštus jausmas. Negali nusiraminti, nervinėsi, tave valdo blogos emocijos, kol nesužinai tikrosios situacijos, ar tu laukiasi ar ne. Jeigu tau gresia neplanuotas nėštumas, tavo gyvenimas stipriai pasikeis. Gali užgriūti rūpesčiai, aplinkinių kritika. Norint užauginti vaiką, reikia prisiimti daug atsakomybės, suteikti jam daug meilės. Turi būti tam pasiruošusi pilnai. Privalai būti įsitikinusi, kad galėsi jam užtikrinti saugų meilės kupiną gyvenimą. Suprantu tave, norisi sužinoti tiesą, ar laukiasi ar ne. O atlikti nėštumo testą ar apsilankyti pas gydytojus nelabai drįsti. Tokioje situacijoje buvau, tiesą sakant, ne kartą. Siaubingai jaudindavausi, galvodavau apie bauginančias pasekmes, kuriuo aš labai bijojau. Viduje jausdavausi sugniuždyta, vis galvodavau, kaip bus sunku, jei neplanuotai gims vaikelis, kaip tėvai ir draugai mane kritikuos, kaip turėsiu užauginti vaikelį. Aš dar visiškai nebuvau pasiruošusi tapti motina. Pagalvok ir įsivaizduok, kaip tu jaustumeisi, jei neplanuotai taptum vaikelio motina. Kaip reaguotų tavo vaikinas, tėvai, draugai. Aš pati atsidūrusi tokioje situacijoje pradėjau ieškoti būdų, kaip nustatyti pagal požymius, ar esu nėščia. Praleidau labai daug laiko skaitydama, rinkdama nėštumo požymius, kurie labiausiai kartojasi pas nėščias moteris. Galiausiai po ilgų kančių berenkant informaciją, sudariau nėštumo požymių rinkinį, kuris man padėjo nustatyti, ar laukiuosi ar ne. Taigi visus požymius sudėjau į elektroninę knygą nėštumo požymiai. Ši knyga padės ir tau. Neinant pas gydytojus ir neperkant nėštumo testo, sužinoti, ar esi nėščia. Tau nereikės ilgai laukti, kol knyga bus atsiųsta į namus. Šią elektroninę knygą nėštumo požymiai gali gauti jau dabar, tiesiai į savo elektroninę pašto dėžutę. Šioje nedidelėje ir labai vertingoje elektroninėje knygoje tu sužinosi, kaip pagal tavo savijautos ir organizmo požymius išsiaiškinti, ar esi nėščia be gydytojo nėštumo testo pagalbos. Kaip keičiasi tavo kūnas, jei esi nėščia? Kas įtakoja organizme tuos nėštumo požymius? Kaip greitai gauti atsakymą į klausimą, kuris dabar tave priverčia jausti siaubingai ir klaikiai. Taigi nedelsk ir skaityk toliau.